nuostabu tai, kad Švietimo mokslo ministerija surengė štai popietę. Kaip jau būtų kartojasi, viskas prasideda nuo svajonės. O iš tikrųjų tai sunku, nelengva buvo pasvajoti, kad bus galima, artėjant jau prie 250-ųjų metinių sukakties, kalbėti čia ar senate, kalbėti mokytojams, tai yra išskirtinė dovana. Ir labai to džiaugiuosi, kad Švietimo ministerija šitą žingsnį žengia. Galvoju, kągi galėčiau pasakyti po to, kai šviesė tiek priskambino ir gražiai apibūdino Oginskio muzikinį palikimą ir jūs, Ramūnė, taip aukštai pakėlėte šitą Oginskio kaip valstybės visuomenės veikėjo, kaip politiko veiklos ženklą. Galėtų galbūt pirmiausia tai atminties ir tapatybės klausimas. Kodėl šiam mūsų laike, 21 amžiaus pradžioje, verta žvelgti, o kas ten buvo 19-18 amžiaus pabaigoje? Kodėl būtent Oginskis? Tapatybės klausimas. Atminties ir tapatybės klausimas. Aš nebūdamas istoriku leidžiu savo vis tik tai pafantazuoti. O gal ir nepafantazuoti, bandyti išsakyti savo požiūrį, kad mūsų tapatybė, ta, kuris formavo 21 amžiaus pradžioje, 19 pabaigoje, grinai to tautiniu principu, tautiškumo, tarkim, principu, jinai iššaukė iš tikrųjų tarpukarį labai stiprų potencialą ant patriotinės bangos, ant tos valstietiškos kultūros. Tačiau į tai, kas jau buvo mus siejo su Lenkija, su tais istoriniais ryšiais, tarsi buvo pridengta ir savotiškai nebepriimta, kad tai gali būti naudinga. Oginskis leidžia vis tik tai, manau, peržengti šitą rubikoną, šitą slenkstį ir pasižiūrėti daug toliau, iš kur ir kas ir kaip mums galėtų būti naudinga 21 amžiuje. Šiame laike, ypatingai galvojant apie moksleivių vedimą, moksleivių ugdymą, asmenybių naujų ugdymą, naujų Oginskių ugdymą kaip tokių. Taip kaip, Ramūnė, jūs pabaigėte Oginskio atsisveikinimu Florencijoje 833 metais, aš vis tik tai leisiu dar savo sugrįžti į Rietavo fenomeną. Kai prieš 43 metus vienai dienai pusiau juokais į Žemaitiją pakilau iš Vilniaus važiuoti ir atsivėrė Rietavo panorama, tai visų pirma prieš Rietavą važiuojant galvoju, Dieve, jeigu tokioj lygumoje man tektų gyventi, tai aš nebijau kaip vieną dieną ten išbūčiau. Monotonija, miškai pelkėti, apleistas, atrodo visiškai pakraštys. Ir staiga kelia perspektyvoje, senoji Žemaičių plentu važiuojant, atsiveria jūros upės slėnis, tik aš paskui sužinau, kad tai yra upės slėnis ir iškyla bažnyčios bokštai. Tai toks stiprus kontrastas buvo su tuo kraštovaizdžiu monotonišku, kad beliko aiškinti, iš kur tokioje monotonijoje, tokiam kraštovaizdyje tokia šventovė, Oginskių palikimas, Oginskių bažnyčia. Iš tikrųjų, tie, kurie važiavote ir važiuosite, atkreipti vertą dėmesį. Ir vėliau pradėjus dirbti tuometinių technikumų dėstytojų, išvalgantis, kas daugiau Oginskių pasilikė, man ypatingai skaudžiai įsirėžė atminti Oginskių išplėšta, išniekinta Oginskių laidojimo koplyčia. Ir vienintelė išvykusi lenta memorialinė su užrašu lenkų kalba Bogdanas, Kozelska, Oginski, Ostatniai, Strodok, Sežat Oginski. 909 metai. Tai ta žodis paskutinis iš kunigaikščio Oginskio giminės, matyti, ir buvo akstinas, kuris prisiuvo prie to žemės ilgiau negu vienai dienai. Ir vėliau jau išvedė į bendradarbiavimą su tos istorinės atminties puoselėtais 7, 8, 9 dešimtmetyje. Taigi, Kozelskas, Kalugos sritis, kažkur Pamaskvio erdvinės.
Ir ne veltui, kai išgirsti Kozelskas, Rusija dabartinė, dar priedo ir lenta atminimo lenkų kalba, tai tada gali suprasti ir tos skeptikus, kurie kai kada įmeta internete ar kur tokią skeptišką frazę, kad ką jie čia pamišo dėl to Oginskio, kas jisai, kuo jis čia mums Lietuvai naudingas, Lenkas ar Rusas, kodėl čia taip yra. Tai galima vadovautis šito vietoje prieš atsakant skeptikams, galbūt yra Oginskio eilutė iš laiško Aleksandrui I, kad kilimo aš esu lietuvis, nors tame laiške nė žodžio lietuviškai, laiškas tai prancūzų kalba. Panašiai rašo iki Adomas Mickevičius, Litva, Vičizna, Moja, ne? Kurgi čia lietuviškas žodis? Nėra to lietuviško žodžio, tai dar kartą mūsų tapatybės klausimas, kaip toksai. Ir Oginskiai turbūt kaip reta sudaro mums galimybę suvokti ir tapatybės, ir atminties, ir tapatybės sintezę, ir atrasti dabartinės mūsų situacijos atspirties, atsparos taškus, galbūt ir ugdymo požiūrių. Kad ir tas pats Rietavo fenomenas. Visi, ar bent jau daugumas, žinote, kad Rietave pirmoji elektrinė 892 metai, pirmasis telefonas 10 mečių anksčiau 882 metai, pirmoji Lietuvoje žemės ūkio mokykla 859 metai, ūkininkystės mokslinyčia, kaip vadino Laurynas Ivinskas. Deja, tai mokslinyčiai buvo lemta gyvuoti 4 metų iki 63 metų sukilimo. Ir dar viena data iš tų įsimintinų 872 metai. Pirmoji Lietuvoje 6-metė profesionali muzikos mokykla su visišku išlaikymu. Taip kaip žemės ūkio mokykla, taip ir muzikos mokykloje. Maitinimas, apranga, gyvenimas, visa tai buvo, kaip sakyti, nemokamai. Taigi šitie, o kiek dar inovacijų, kurios Rietave lokaliai, ir veterinarijos klinika, ir ligoninės, ir ten taip toliau ir taip toliau. Ir šitie dalykai negali nekelti nuostabos ir klausimo. Kaip Oginskiai tai sugebėjo tokiame užkampyje padaryti ir ką tai galėtų reikšti nūdienai. Tai, kad į šitos klausimus būtų galima atsakyti, vis tik tai leiskime pačiam Mykolui Kleopui Oginskiui atvažiuoti į Rietavą paskutinį kartą. Tai yra įsiruošti paskutiniai kelioniai. 5 Oginskių kartos susijusios su Lietuvu, pradedant Tado Pranciškom Oginskiu, Trakų vaivada, vėliau jo vaikai ir galų gale 802 metais, kai jau Oginskis, Mykolas Kleopas Oginskis sugrįžta į savo maištingos emigracijos, ir leidžiama įsikurti, jis gauna teisę valdyti ir Rietavą. Vėliau jau išperka Rietavą po Napoleono karų už gan didelę sumą 275 000 sidabro rublių. Taigi Oginskis pagrindinę savo Zalesę, tai yra pagrindinė rezidencija įkūręs Zalesėje po Kosciuškos sukilimo ar po emigracijos, tai yra Baltarusija. Vis tik tai didelį dėmesį skiria tam mūsų Lietuvos pakraščiui, tai yra Žemaitijai, Rietavai. Ir matyt, kad Rietave jau buvota ne kartą, nes paskutinė jo kelionė Rietavo 1820 metais, lapkričio mėnesį, kol kas nepublikuota šita ištrauka iš jo atsiminimų iš rankraščio, tai verta tiesiog prisiminti, sako, jis rašo maždaug taip, aš daug girdėjau ir skaičiau apie baisų vargą ir skurdą mano krašte, bet tai, ką pamačiau savo akimis šioje kelionėje, pranoko mano vaizduotės ribas. Aš mačiau ištisai nuodintą kraštą. Mačiau nenusakomą žmonių suvarytų tvarkyti šito kelio, būsimojo pašto trakto, vargą, jų skurdą. Ir 6 stiprus arkliai vos tempė pašto karietą šitais klimpstančiais, pašliukusiais keliais. Ir kai iki Rietavo liko 30 svarstų, aš sutikau didelę minią, gal apie 150 žmonių, skarmalotų, išbadėjusių, kurie pamatė mane važiuojant, reiškia, su pašto karietoje, palikę savo padarkus,
puolė tiesiog ant kelių, tiesdami ranką, šaukdamiesi mano pagalbos. Strašo, aš pastaisiu akinius, kadangi vis tik buvo trumparelis. Ir pažinau, kad šitoje minioje yra daug mano žmonių. Rietavo baudžiaunimo. Aš sako, buvau tiek sukrėstas šito vaizdo, kad liepiau stabdyti pašto karietą, atidaryti mano kelioninį seifą ir išdalinti tiems vargšams grynuosius, kuriuos turėjau paėmęs kelionį. O po to parašiau 2 laiškus Raseinių Spragnikui ir Šleikto tarybai, reikalaudamas nutraukti beprasmiškus, nelaiku daromus darbus ir leisti bent mano žmonėms grįžti namo. Ir kaip po 2 savaičių, reiškia, jis maždaug tiek Rietave laiko gyveno, daugelis iš jų mane lankė Rietave, jau įgavę žmogišką išvaizdą. Ir dar kartą klaupės ir siekė pasiūti rankas, dėkodami, kad aš juos išgelbėjau iš mirties, aš išgyvenau tiesiog džiaugsmą, kurio nesitikėjau, kad padariau paskutinį darbą šitiems žmonėms ir savo krašte, savo kraštui, savo tėvynei. Taigi paskutinė Mykolo Kleopo Oginskio kelionė į Rietavą 820 metais, mįslinga. Oficialiai atvažiuoja tvarkyti nuosavybės reikalų, o pasižiūrėjus į realijas ir tolimesnį įvykių seką, vis tik tai galima teikti, kad jisai žvalgėsi pačių nepalankiausių metų, pačiom prasčiausiam oro sąlygom, ar įmanoma ir tikslinga į Rietavą perkelti rezidenciją iš Zalesės. Kas važinėti į Baltarusiją žino, Smurgainių rajonas, Zalesė prie geležinkelio magistrate, Sankt Peterburgas, Vilnius, Varšuva. Ten galėjai gyventi, ten galėjai potauti, muzikuoti, ten klestėjo. Šita rezidencija Oginskio buvo patapusi Šiaurės Atenais. Ten važiavo Vilnių šviesuomenė, važiavo Vilnius profesūra universiteto. Ten vyko tie didieji vakarai, tie kultūros sambūriai vyko. Ir Janus Nedeckis, direktorius ir daug kitų asmenybių ten pabuvoja. Tačiau visą laiką Zalesėje sukosi caro pareigūnai. Senatoriai, kaip ir Mykolas Kleopas Oginskis, jo bičiuliai, sukosi kiti kariškiai, generolai, ten galėjai patauti apie valstybę, apie Lietuvą, apie nieko negalėjai pakalbėti. Nes tai, ką pakalbėsi, bus aišku. Ir matyti, kad Oginskis šitoje kelionėje į Žemaitiją nusprendžia, kraštas tolimas ir beveik nepasiekiamas, galima sakyti. Caro pareigūnų ten beveik nematyti. O Prūsija čia pat. Ir Klaipėda čia pat. Uostas, į kurį galima išvežti produkciją. Jūs labai gražiai tai paminėjote jo kelionės maršrutą, tikrinant pasienį, bet į uostų tema. Oginskį vieną iš svarbiausių. Ir jisgi buvo vienas iš tų, kuris dar tada suvokė, kad šventosios uosto galimybės išnaudoti. Dabar mes kapsmės po 200 metų vėl tą smėlį bandome išvalyti. Ir jam Viljamas Pitas be viso ko priminė, kad jūs turite uostus ir be Gdansko ir Torunės, galite išnaudoti šventąją. Taigi Oginskis gruodžio speigams kaustant žemę 820 metais išvyksta. Ir galbūt nuo čia galima sakyti, kad prasideda jo tikrasis atsisveikinimas su tėvyne. Nes jau po šios kelionės jis į Žemaitiją, į Lietuvos gilumą daugiau nebeatvyks. Per Vilnių, per Kauną, Vilnių, Zalesę, po kurio laiko, galbūt pusantrų metų Varšuva, Paryžius ir galų gale paskutinė savanoriška tremtis Florencijoje. Į Rietavą jau po 30 metų sukilimo atvyksta jo sūnus Irinėjus Oginskis. Jaunas, sužlugdytas, galima sakyti, diplomatas, pradėjęs diplomatinę karjerą, bet tenka pradėti nuo ūkinių darbų. Ir kas mane labiausiai stebina, tai kad Oginskis atvykęs į Rietavą pirmą žingsnį žengė baudžiavos naikinimas. Tai, ką tėvas deklaravo, savo konstitucijos projektą Aleksandrui Teiktajam 811 metai, ne? Konstitucijos projektas teiktas. Paleisti baudžiauninkus, kas metai po 10%. 10 metų baudžiava turėjo būti panaikinta. Tai maždaug iš 822 metų, 821 metų. Deja, imperijai dar laikas nebuvo iki to atėjęs. Ir šitą žingsnį Rietave žengė jo sūnus Irinėjus Oginskis, jam tada buvo 27 metai. Mane stebina jo drąsa.
mesti iššūkį caro valdžiai, o kitą pirštinę mesti aplinkiniam dvarininkam. Nebuvo taip paprasta. Jisai buvo ten persona non grata aplinkinių dvarininkų rate. Vėliau tik formavosi tas ratas žmonių, kurie suprato šitą žingsnį ir pritarė jam. Ir labiausiai stebina ne tiek drąsa, kaip supratimas, išmintis, suvokimas, kad jeigu žmonės visą gyvenimą išgyveno baudžiauninkais, jeigu jų tėvai buvo baudžiauninkais, tai yra baisiau negu liga, iš kurios būtina pasveikti, kad to žmonės reikia išmokyti vaikščioti savarankiškai gyventi. Ir tai, ką mes žinome iš vietinių, iš savo tyrimų, iš istorinės medžiagos, iš Alkos muziejaus, stebina, kaip išvalgiai ir kantriai šitą išbaudžiavinimo procesą Irinėjus Oginskis organizavo, vykdė ir iki pabaigos jie atvyko. Užsitęsė ne taip mažai, apie 18 metų, kol buvo baudžiauninkai. Didžioji dalis tapo raštingais, gebančiais savarankiškai ūkininkauti, savarankiškai prižiūrėti savo ūkius ir pasiekė Oginskis nepaprastą dalyką. Tai, kas ir turėjo vykti, lūžį žmonių sąmonėje, priimant laisvę su visiška atsakomybė. Galvoja, koks, jeigu baudžiauninkas yra, tai koks jam, kaip žmonės paprastai kalbo, kokia nauda? Ar virš jo galvos ponas yra Lenkas ar koks tai rusas? Vis tiek ponas, jisai baudžiauninkas ir jam galva neskauda dėl tėvynės, dėl valstybės. Bet jeigu jisai patampa savarankiškas ūkininkas, jeigu Žemaitis įsitikina, kad šita žemė jo, kad šitas ūkis jo, kad čia jo šeimyna, kad čia jo gyvuliai, kad čia jo žmona ir taip toliau, tai Žemaičio nuo to kelmo, nuo to žemės neuspirsi į šalį. Ir negali nestebinti, ką Oginskiai šituo veiksmu paliko mums. Paliko tarsi valstybės, užkodavo valstybės vystymosi kryptis. Visų pirma, vidurinės sluoksnio formavimas. Jeigu valstybė šitas sluoksnis yra, tai jokios negandos mūsų nepalauš. Oginskiai šitą įrodė. Ir netgi po Oginskio mirties, praėjus ne vienam dešimtmečiui, taip, kaip išsaugoja Rietaviškį atmintį apie tos žmonės, tai tiesiog iki graudulio, aš prisimenu atgimimo metais ir peršokau gal kelis dešimtmečius, 91 metais komjaunimo vardu pavadintoje gatvėje, visos gatvės, ten viena iš didžiųjų gatvės žmonės surinko giedoti kalnų už Oginskius, be jokių valdžios raginimų. Ir ta gatvė pavadinta buvo Oginskių vardu. Taigi, Oginskiai paliko mums valstybės, kad ir miniatiūroje, kodą, valstybės viziją. Visų pirma, sutvarkyti socialiniai santykiai, vidurinis sluoksnis, tada švietimo, tada kultūros, tada mokslo, technikos, finansinių naujovių derinys. Kodas, kurio būtina laikytis. Ir aš galvoju, štai jau 20 su kiek tai metų esame laisvi, esame laisvoji Lietuvoje. Ar tiek laiko pakanka, kad išbaudžiavinimo procesas būtų vykęs? Žinoma, šiek tiek šaržuotai kalbu, mes nebuvom baudžiavoji. Tai nepalyginsi tas laikas, kai mes gyvename sovietmečiu, tarkime, ir tas laikas, kai tikrai baudžiauninkas buvo pono nuosavybė. Tačiau mes vis viena gyvename komandinėje sistemoje. Už mus svarstė, mūsų gyvenimą reikėjo aukščiau stovintis, aukščiau esantis sluoksniai ir mums reikėjo daugiau ar mažiau vykdyti tik tai funkcijas. Ir galvoju, kad jeigu per tą laiką, kurį mes turime laisvę iš mūsų krašto, šitoks srautas žmonių migravo 700 ar kiek tūkstančių. Dabar gal net ir tos statistikos nėra. Nesmerkiu aš tų jaunų žmonių, negalima kaltinti. Išvažiuoja užsidirbti, dalis jų. Dalis sugrįš. Galbūt atsiveš užsidirbę ar tų lėšų ir pradės savo veiklą čia mūsų krašte. Bet didžioji dalis tai taip ir pasiliks turbūt to šiuolaikinio kosmopolitinio pasaulio džiunglėse. Ir mane jau esantį sedelio statusą nepaprastai baugina kai kurie dabartiniai procesai vykstantis. Mes tiek pasidarėme atviri tam dabartiniam pasauliui,
kad jau pradedame savo tapatybės tarsi vengti. Graudžiai ir gražiai Lionginas Sabalis prieš dainų šventę apibūdino, kas girdėjote radijo pokalbį su juo, verta prisiminti. 50 metų rusename, o per 10 metų suanglėjame. Vėlgi, tas laikas Lenkmečio, tas mūsų dvasios, lietuviškos, baltiškos dvasios nutrynimas unijos pasekoje, kai aukštuomenė, tarkim, bajorai jau pradėjo prarasti savo tapatybę, priimdami galūnės, pailgindami Jevič, Ovič ir taip toliau, atsitraukdami nuo šito, nuo savo tapatybės kaip tokios. Tai ko gero viena iš didžiausių problemų ir vienas iš didžiausių rūpesčių visiems mokytojams, visiems švietėjams, visiems, kurie jaučia šitą grėsmę, sutelkti jėgas, sutelkti ir atsiremti, žinoma, į visus įmanomus kertinius akmenis, be visako ir į Mykolo Kleopo Oginskio patirtį, jo asmenybę, į jo polonezą atsveikinimą su tėvyne. Atsimenu, prieš 9 metus pirmą kartą mūsų kvietimu į Lietuvą atvyko Mykolo Kleopo Oginskio provaikaitis iš Britanijos Ivo Zaluskis. Tai, kad atminimo lentoje koplyčio Oginskių rietave užrašyta pastatys Trauduk Sižat Oginskį, tai dar nereiškia, kad giminės genas užgeso, nes ne vien tik tai per vyrišką šaką keliauja mūsų genai, bet keliauja ir per dukterų šaką. Taigi, Mykolo Kleopo Oginskio viena turbūt visi vaikai mylimi, bet Amelija turbūt pati mylimiausia buvo. Jos buvo ištekėjusi už Karolio Zaluskio, Upytės Varėtos sukilėlių vadas 30 metų sukilime. Ir po sukilimo katastrofos jie iš tenai buvo priversti iš Biržų krašto, kaip vargetos, sprukti į Klaipėdą. Ir paskui jau į Memelį. Ir vėliau jau įsikūrė tik tai Austrijos pakraštyje. Čia atskira tema. Taigi, provaikaitis Ivo Zaluskis apsilankęs prieš 9 metus pirmą kartą Lietuvoje ir koncertavęs be viso ko, čia ir Taikomosios dailės muziejuje puikią programą palikęs, tarstelėjo tokią viltingą frazę, kad jeigu polonezas atsisveikino su tėvyne, palietė širdį, jeigu jis tenai paliko savo pėdsaką, tai sako, tu nesibaimink, sako, vis tiek tie jauni žmonės sugrįš į savo kraštą. Nėra taip, kad ta muzika paliktų mūsų abejingus. Žinoma, vien muzikos neužtenka. Reikia daugelio dalykų, reikia daugelio apriepčių, kad pakiltų nauja karta. Taip kaip tarpukarį kylo tas atžalynas. Ir būtina, kad ta karta pakiltų ir šiame laikmetyje. Mes tos kartos dovanokite, nesugi mokytojas pedagogas, bet mes kol kas didžia dalim tik vaikams žinias suteikime. Ir mane savotiškai šiurpas ima, kai viskas suvedama vien tik tai į šitą temą kaip tokią. O kur ugdymas? Kaip pat jūs štai paminėjote, kaip ugdė Mykolą Kleopą Oginskį Wernerį Žanas Rolė. Žinoma, neįmanoma tos ugdymo sistemos sugrąžinti. Tai yra Werneris, tai yra šeimos mokytojas. Jis dirba su vienu, su dviem ir atiduoda save, visą save atiduoda. O čiagi tenka dirbti su dešimtimis ir dažnai toli gražu nemotyvuotų vaikų. Bet kito kelio nėra. Atrasti ir ugdyti tas asmenybės, kaip tokias, kuriems darytų įtaką aplinkiniams, savo bendramžiams darytų įtaką. Negali nestebinti Oginskio paties Mykolą Kleopą ir jo palikonių fenomenas. Štai jūs paminėjote vėlgi Florenciją, tai yra Venecija. Kai po Kosciuško sukilimo Oginskis atsidūrė Venecijoje ir per ambasadorių Nikolajų Repliną atsiunčiama malonės galimybė Oginskį iš Jekaterinos. Ir Aleksandras Suvorovas paruošęs pasą yra sugrįžimui. Oginskio atsakymas į pasiūlymą prisiekti Jekaterinai ir siųsti atgailos laišką, juk buvo toksai, kad aš savo priesaiką dariau balandžio 29 dieną. Ir nuo to jis palieka visiškas, kaip sakyti, viskas sekvestruojama, viskas atimama.
Panašiai nutinka po 30 metų sukilimo Amelijos šeimai. Ir ta šeima, kaip minėjau, tik tai suranda prieglobstį Karpatų priekalnėse Austrijoje tuometiniai. Ir ten sudygsta tas genas, sustoja toje vietoje, įkuria fantastiškas vandens gydyklas, kurios išskiria į Vodičių kurortą visoje rytų Europoje, kurį plaukia iš visos Europos. Kažkas tai nepaprasto šitos giminės genetiniam fonde yra. Į Rietavą atvažiuoja Irenėjus Oginskis, 34 turbūt metais, po tėvo mirties, atranda vos nedėkinę. Medinį dvaro pastatai, nei ten bažnyčios, kaip bažnyčios būtų, miestelis nušiūręs. Jau turbūt po 20 ar 30 metų atliekant gyventojų surašymą, suskaitoma, kad miestelį gyvena 1748 gyventojai, iš jų daugiau kaip 1400 žydai. Kiek problemų jiems kyla pertvarkant miestelį, įvedant tvarką, jį perstata. Kad išmokyti tvarkos, kad nėra taip, kaip žydai diktuoja tvarką, kad paleidžia turgaus dieną savo ožkas ir visus kitus gyvulėlius, kad nušinautų iš turgaus iš ūkininkų šieną. Taigi daug visokių tokių niuansų ir pikantiškų ir taip toliau. Bet Oginskiai surikiuoja tą Rietavo gyvenimą, išveda į pirmaujančių dvarų sąrašą. Ir vėlgi sugrįžkime prie to, kur ta gyvybinė sėkla ir iš kur šitas fenomenas, gebėjimas atsitiesti ir gebėjimas paskui ne tik patiems, bet ir kitus vesti paskui save. Tai vis tik tai aš ryžtasi galvoti, kad visa tai šeimos tradicijoje. Oginskio priesakai sūnui nepaprastai susijaudintas žinios, kad atrodo, kad Švietimo ministerija kažkokį per stebuklą bus suradusi lėšų, kad šiuos priesakus atspausdinti ateinančių metų abiturientams Lietuvos. Išdavėt pasaulį. Atsiprašau. Gerai, šiandien, galbūt čia tik tai mano svajonė, galbūt tik svajonė. Paskaitai šios priesakus, kiek kartų juos teko skaityti, kiek kartų teko komentuoti. Pirmiausia, be viso ko atradome, kad šios priesakus atrado mūsų broliai gudai, Baltarusiai, mūsų archyvose. Įsivertė iš prancūzų kalbos į baltarusių kalbą, mes paskui iš baltarusių išvertėme į lietuvių, galų gale profesionalus vertėjas iš prancūzų kalbos išvertė į lietuvių kalbą. Nieko gražesnio, mylėjai savo gyvenime nesuskaitęs iš tėvo palinkėjimų sūnui. Vaikeli mano, tu palieki tėvų namus ir nuo šio momento prasidės tavo naujas gyvenimo etapas. Tu pradėjai savarankiškai gyventi. Labai gerai įsiklausyk į žodį gyvenimas, tai yra menas, kurio privalai mokytis. Aš dabar negalėsiu būti tavo mokytojai, tai mokys kiti. Todėl privalai besąlygiškai mokytojai klausyti. O aš tau patarsiu kaip tėvas. Ir jeigu tu mokytojai ir mano patarimų klausysi, aš nebejoju, kad tu pasieksi gyvenimo tikslą. O aš tau išvelgiu diplomato karjerą. Rašo Mykolas Kleopas Oginskis, senatorius, sūnui Irenėjui 14 metų berniukui, kurį išleidžia mokytis į Italiją. Įžanginiai žodžiai. Ogi toliau ką jis parašo. Įsąmonink paprastą tiesą, kad žmogus negimsta be prasmės. Už viską būk dėkingas atverėjai. Būk paprastu tikinčiu, kol tikėjimas taps tavo visų darbų pagrindu. Trumpai, bet aiškiai. O ką jis motina parašo? Gulbės giesmė. Kiekvieną dieną, antras punktas, kiekvieną dieną užbaik ir pradėk maldą už tavo nuostabią motulę, kuri tam čia rūpinasi. Ir pažadėk, sūnau, man pažadėk, nieko svarbaus gyvenime nedaryti, prieš tai širdį nepaklausus, o kaip mano motina vertintų šitą poelgį. Ir jeigu jos balsas tau sakytų teisingai, būk ryžtingas ir veik be jokio atidėliojimų, bet jeigu motina tau tartų sūnau, tu klysti, iš karto atsakyk to sumanimo, ar tu išvengsi klaidingo žingsnio ir netitaisamos graužaties, kad nepaklausyk savo motinos prašymų. Nejaugi tu galėtum atsakyti ne savo motinai, kuri toje mylės tokia meilė, kurios dar ribų negali suvokti. Priveržia tą pačią planiausią stygą iki paskambėjimo. Tai ne tik motina ir Satatarna gražiai parašo. Būk nuoširdus ir dėkingas tarnui Sančiai. Atsimink, kad jis palieka savo šeimą ir tau patarnaus.
Ir prisimink, kad yra visiškai skirtingi dalykai. Nuoširdumas ir familiarumas. Nuoširdumas tai iš aukštybių, o familiarumas tai yra samdomų nakties žudikų gyvenimo būdas. Kaip kabina pašnekovo per petį, ploja ranka, o kita ranka įsitraukia durklą ir pašnekovo už pinigus nusmeigia. Tarpusavio santykių elgesio normas. Apie darbotvarkę. Būk ankstyvas. Vos aušra vorausis skliauta iš karto saukanko ir nimiutėlės, vartymo įstilovoje, tavęs laukia fizinė švara, dvasinė švara, įtempti dienos darbai. Būk saikingas, kai valgys ir gersi. Vyno salautą per porą pirštų taurėje. O iš viso, paauglystės metuose nei vyno, nei alaus, vaisvandenį ir vanduo. Ir taip, tuos 14 priesako praeini, suvedama viskas į tai, ką tu turėsi kalbas, lotynų, graikų kalbas, be šitų kalbų tu Europoje būsi niekas, nesavoksi nei Europos, nei savo tapatybės. Tada atrandi nuostabų dalyką, kad mes tiesiog neužmiršę esame tų tikrųjų aristokratų auklėjimo ir šeimos narių tarpusavio bendravimo tradicijas. Man kažkaip susišaukė dar iš mokyklinių laikų, iš Alantos dar laikų, kaip teko mokytis, Gogolio kažkurio tai herojaus palinkėjimas sūnui, kurį išlydėjo į Maskvą ar į Peterburgą. Daug metų praėjo, neprisimenu. Ten labai aiškiai pasakyta buvo. Береги и копи копейку, не забудь, что это дороже всего на свете. Brangink ir kaupk centus, nes neužmiršk, kad tai brangiausia už viską pasaulyje. Oginskio priesakose nei žodžio nėra apie pinigus. Nerašo nieko, kad tu kaupk tas kapeikas. Yra kitos vertybės šitoje vietoje. Ir man kažkaip tai pabaiga vis, taip kaip ir ankstesniuose tikimuose, vis susisuka apie tos pinigus kalba. Apie pinigus kalba ir nieko gražesnio gal nerasiu pavyzdžio, kaip iš pokalbio žinių radijo laidoje su Augustinu Rakausku, kuris verslumo dvasiomis Lietuvoje bando kažkaip tai sužmoginti, ją nukreipti nuo tokią linkmę, kuri visiems teiktų naudą. Ir jo įspūdis iš savo vaikystės. Sako, kai aš buvau mažas ir buvome mes našlaičiai ir mama mus vesdavosi į bažnyčią, kai aš matydavau ateinantį kunigą, kleboną su auksinė lėkštelė ir ant tos lėkštelės auga pinigų šūsnelė, sako, aš užsimerdavau ir melsdavau, Viešpatie, duok mano mamytį nors pusę tiek pinigų, kiek čia tam kunigui sudėta pinigų. Ir sako, atėjo gyvenimo laikas, kai aš pinigai pradėjo ateiti ir aš tų pinigų pradėjau turėti labai daug. Ir aš galvoju, kad jeigu pradėsiu tais pinigais dalinti su žmonėmis, tai jie bus irgi laimingesni. O pastebėjau, kad atvirkščiai, duodant pinigus, jie darosi dar nelaimingesni. Jos pagauna godumas, jos pagauna kitos negandos. Kažko tai reikia žmonėms daugiau negu pinigų, kažko tai reikia daugiau. Taigi ir jo paties, to paties Augustino Rakausko žodžiai, kuriuos galima sakyti kaip kredo, galima pakartoti. Tikėti tuo, ką darai. Tikėti visą širdim, visą sielą, veikiant iš vien su dvasia. Tikėti taip būsimų kūrinių, kad net šiurpuliai eitų per kūną. Tol, kol nenoras, netikėjimas, dalintis šią savo patirtimį ir tuo, ką turime su kitais. Instinktas kaupti vardan savo saugumo nebus pakeistas troškimu dalintis su visais, vardan visų saugumo. Tol mes tolsime vienas nuo kito. Ir jis užbaigė šitą mintį, aš įsitikinau, kad su meilė duodant atsiveria visiškai kitos sielos tobulėjimo perspektyvos. Mėly mokytojai, niekas kitas tiek neduoda ir taip nestarina kaip jūs. Niekas kitas negali svajonę suteikti vaikams taip, kaip jūs galite suteikti. Netaip jau daug tokių šeimų, kaip Oginskiai šiais laikais yra Lietuvoje. Kad ateitų tokie vaikai į jūsų mokyklas, į mūsų mokyklas. Ateina vaikai, kuriuos reikia pakelti, kuriems reikia suteikti tos svajonės sparnus. Jūs kur kas geriau negu aš tą galiu pasakyti ir išreikšti. Aš linkiu šiame šventame žygyje, suteikiant vaikams svajonės sparnus, nenusivilti.
nenusivilti, tegu lydi jūs optimizmo dvasia, tikėjimo dvasia, kad net šiurpuliai eitų per kūną. Ir kad jūs vaikai, juk jūs išleidžiate, taip kaip jūs kažkada išleido mokytojai, taip ir jūs išleisite, kad jūsų mokinių, kad jūsų moksleivių, auklėtinių, vaikų vaikai galėtų prisiminti, o kai mus auklėjo, auklėtoja, mokytojas, ką jis pasakęs buvo. Taip kaip Oginskis savo mokytoją asmenį, aš mačiau visų žmogiškų darytų ir išminties įsikūnijimą kaip tokį. Matau šioje salėje vieną išskirtinai man brangų žmogų, profesorių Leoną Ašmontą. Ne mokytojas, ne pedagogas, bet jo tėtis buvo vienas iš ryškiausių turbūt lituanistų Lietuvos kylančių žvaigždžių, kurį dėjo pernelyg anksti pasišaukė amžinybę. Jeigu ne svajonė, jeigu netikėjimas, Rietavo vardas nebūtų žinomas. Nebūtų ir Oginskio, ko gero, tėmą aktualizuoti. Dėka to, kad jis 91-2, tai yra pirmosios vyriausybės buvo energetikos ministrų, pačiu sunkiausiu momentu, kai buvo klausimas, ar išgyvensim, ar neišgyvensim, paremti idėją pirmosios elektrinės Lietuvoje šimtmečio jubiliejinę sukaktį pažymėti ir suteikti šansą sunaikintam Rietavo Oginskių dvarui, miesteliai, kuris jau nučiuožęs visiškai buvo, kaip sakyti, iš atminties, atsitiesti su savo atmintim, tai reikėjo iš tikrųjų svajonės, ne tik tai, kad ir tos pozicijos. Bet tokie žingsniai padeda atkurti per atmintį į tapatybę, į mūsų tapatybę. Ačiū Jums visiems, ačiū sumanytojams šios gražios